Nu, pradedu 5 dieną, jau lieka 10 dienų iki namų. Faina. Faina žinot, kad jau tiek nedaug lieka. Atrodo kosminis laikas buvo. Kai aš atsimenu, išvažiavau iš Lenkijos, pasiekiau Čekiją ir tada prasidėjo toks sunkumas, kad dar man tiek važiuoti. O dabar, kai pagalvoju, jau liko tik 10 dienų, nepilnas 2 savaitės. Ir beveik savaitę važiuoti. Bendrai šiandien važiuoju pro Huelvą dar Ispanijoje. Tai iki Huelvos centro 20 km. Tada dar 50 km nuo Huelvos iki sienos su Portugalija. Ir jau tada bus 30 km Portugalijai. Tai iš principo, šiandien gaunas dar didelė dalis Ispanijai, bet jau viskas, nakvosiu šiandien Portugalijoje. Iki Faro nevažiuoju, važiuoju, kaip tas miestelis čia vadinasi, arčiau Faro, iki Tavyros. Tai va, planuoju kažkur nakvoti Tavyroj. Ir rytoj jau pravažiuoti pro Farą. Žinau, kur čia rytoj. Jo, kažkur Farą, gal biškai už Farą. Tai va, vakar buvo ilga sunki diena, tai neatsistačiau. Miegojau virš 6 valandų, paskui prabudau, užmigti negalėjau. Toks pervargęs jaučiuosi. Vakar iš tikrųjų daug tos energijos padėjau, plus pietų nevalgęs. Tai jautėsi toksai. Jau kai atvažiavau, tai prieš dviratį plaudamas nusipirkau ten kažkokią elementarią bandelę, net nesigilinau su kuo jinai, vidus šokoladų buvo, su nuga šokoladinė, tai kirtau jau tą bandelę, jau nelabai reikėjo. Tai baigiant apie šiandieną, tai šiandien 105 kilometrai, šiandien norisi biškį lengvesnės dienos, nes daužyti ir išvažiavau, o dabar tik tai, kiek čia, be 15:12. Tai va, išvažiavau be 15:12. Poltava. Tai va, viešbutis toks įdomus, labai pusryčiai buvo geri. Nu, tokie ir prieskonių daug visokių pridėta, ir asortimentas labai platus. Nu, toks įspūdis, kad kažkaip labai sveika gyvensena propaguoja. Tai fainos tokios jaunos visos padavėjos, recepšino merginos, labai tokios draugiškos. Ir labai daug kariškių. Nes čia šalia vakar pravažiavau poligoną, tai jie šaudė. Paskui registravausi, tai prieš mane stovėjo daug kariškių. Tai pakalbinu, sakau, čia jūs šiandien šaudyt? Jo, sako, čia mūsų poligonai pratybos vyksta. Tai va, tai čia įdomi, tai tokiai Kuršių nerijoje, kaip mūsų padarytas poligonas, bet žmonių tai nėra daug, iš tikrųjų labai graži gamta, labai daug tų pušynų, labai kvapas geras pušynų, toksai važiuoja visą laiką, toksai nostalgija neša, kad atrodo, iš Palangoj, nuo vaikystės tas kvapas Palangos. Tai va, tai dabar valandžikį iki Huelvos centro, tada iki sienos, tada į Portugaliją. Portugalijoje įsikurti, pernakvoti. Nu, nežinau, ką ten Portugalijoje valgyti, parašykit komentaruose, kas yra Portugalijos maistas, nes aš taip labai paviršutiniškai su Portugalija. Vienintelė, ką žinau, tai šitas natos. O ką valgyti Portugalijoje? Ką valgyti pusryčiam Portugalijoje, kas yra tas portugališkas maistas? Kas vakarienį, ką šiandien vakarienį valgyti? Labai įdomu. Nes tikrai patirties neturiu. Ir vakar taip pasisekė, kad vakar prie mano pat viešbučio buvo degalinė su plovykla. Tai taip super. Atvažiavau, įsikeičiau eurų, išsiploviau dviratį, susitepiau grandinę. Dar prieš čekininant į viešbutį. Tai labai smagu, nes susitvarkiau šiandien, viskas fainai. Niekas neiržda, nėra to smėlio, batai prisirakina prie pūstų, nes jau vakar nieko šito nebuvo, jau vakar koją tik užspaudęs laikiau ant pedalų ir tiek.
viskas girgždėjo. Tai šiandien visai kitas reikalas. Jau viskas, šiandien Portugalija. Negaliu patikėti, kad pravažiavau visą Europą. Visą Europą, be jokių varikliukų, be jokių pavaižėjimų. Vienintelis keltas vakar tos 400 metrų perkėlė, nes nėra kitaip. Viską savo kojytėmis per visą Europą, su dviratuku. Kažkoks kosmosas dabar pagalvojus. Kai dirba, va tinklus užsidėję, čia oro linija gal pritempinės, bet čia tokie kaip stacionarus. Greičio apribojimai. Ir va oro linijos laidai kažkaip tai apsaugoti, kad jeigu kristų. Įdomiai. Nesu dar taip matęs. Va čia va kaktusai auga. Ir mes Tenerifėj su vaikais ir Jolanta. O šitus kaktusus rinkom. Lauros mama sakė, kad gaunasi labai skani uogienė. Tai jo, iš tikrųjų skani, bet darbelio, kiek ten dar viduj tų spyglių. Bet iš tikrųjų uogienė labai skani. Ar daryčiau antrą kartą, nu dar labai pagalvočiau. Bet va, šitie kaktusai. Ir va tie jų vaisiai raudoni. Nu, čia kelias iki Huelvos mašinom. Tai toks kaip Utenos. Nu, paskutiniu metu nesu važiavęs Utenos. Bet čia toks sudaužytas normaliai su skylėm. Ir jie nešasi čia 100 km/h greičiu, tie autobusai viskas. Taip grėsmingai atrodo. Man to kažkas atlėkė. Naftos perdavimo gamykla, taip suprantu. Galingai atrodo. Va, kelias į Huelvą, biškį čia pavažiuosiu į šoną. Krova vyksta į laivus. Čia tokia savotiška būtingė. Enagas, dujos. O va čia kaip mūsų Independence stovi kažkas tokio. Geras. Kaip įdomu. Jo, LNG terminalas. O čia talpos, taip suprantu. LNG. O va čia laivas. Ak, va. Įdomus. Nu jo. Galingai. Dar vienas kažką kraunas ar išsikrauna. Čia jau kažkaip netaip galingai. Anglis krauna. O, blemba. Ir čia anglis tipo primesta. Bet va, čia tai akivaizdžiai anglis. Nu, pramonės rajono puošmenos. Kada čia įdomu tas traukinukas pagamintas, sukurtas.
Nu, kiek krovos. O čia va tiltas su saulės moduliais ant šono. Kaip įdomiai. Taip švietimai tipo. Kur energiją kaupia. Ai. Nu va, vėl prie Huelvos vėl sutikau flamingus. Daug čia tų flamingų visur. Gausiai čia jų. Gerai, čia ramu. Niekas nevaiko. Ne taip kaip Prancūzijoje. Vėjas ir šaltis. Čia rojų žemėj. Hola, buen día. Nu va, čia tipo mano kelias. Bet jau matau pagal smėlio kiekį, kad aš čia kasios. Reikia grįžti vėl į pagrindinį kelią. Va čia liktai galėčiau nusukti ir važiuoti. Bet va, prasideda smėlis ir šakės. Čia dabar gal likti ir gerai, bet paskui matau, kad daržai ir vėl bus smėlis. Ir ragas. Reikia grįžti vėl į tą pagrindinį kelią ir tam važiuoti. Taip čia nebus. Su mašinom ne faina, bet čia irgi nesprendimas stumtis dviratį ir griuvinėti. Hola. Ai. Nu, čia kur žuvį veisia, nes matau ratilais eina vanduo. Nu, kol kas va toks geriausiai atrodantis Eurovelo vienas kelias. Kur tai būdavo smėlis ir labai ratai veldavo. Čia dabar visai neblogai, tak nesivelia. O, vėjas geras. Tiesiai. Nors vėliava kitaip lazda. Bet pučia tai mane. Fan mini. How far is it? Okay. Puerto de Monte. Hola. Hola, buenas. Tickets here? Oh, okay. You wait here. You wait for me, huh? La Puerta de España? Puerto de Monte. La Monte. Okay, how many minutes? 5 minutes. 5 minutes. Okay.
Where? Here. Hola. Okay, yes. Sí. Uno. ¿Cuál? Una persona. Dale, gracias. One with bicycle. ¿Con tarjeta? Nu ką, greitai čia pasisukau. 4,10 €. Dupiam ir Eurošiam. Žmogui dupiam, Eurošiam. Dviračiui. Ja, zum Essen. Nu ką, Portugalija. Paskutinė šalis. Uhu. Liko visai nedaug ir jau bus Lisabona. Taip, kad nauja šalis, naujas patirtis. Viskas kitaip. Bent kažkiek kitaip negu Ispanijoje. Įdomu, įdomu. Buenvenido. Įdomu išgirsti portugališkus žodžius. Kol kas tai girdėjau švedus, olandą. Ką tik nori ispanus. Ir kol kas nesusidūriau su portugalais. Nu, Portugalijos dviračių takas. Kol kas toks 6 iš 10, 7. Nu ką, baiginėjasi dar viena diena. Jau lieka mažiau nei 10 dienų iki mano šitos kelionės pabaigos. Ryte džiaugiausi, o dabar kartais pagalvoju, kad 5 dienų sustosiu minti, prasidės kiti rūpesčiai, susipakavimas. O netgi ir paprasčiau kartais minti, negu kažką kitą daryti. Gal po komforto tas važiavimas dviračiu. Šiandien tokia diena. Pradžiai kažkaip sunkiai vesti kilometrus. Jau pirmą Uelvą tai pasiekiau labai greitai. Šiaip labai greitai pravažiavau. Ten vėjas buvo į nugarą, tai apie 30 greitį laikiau vietomis. Tai labai smagiai bėgosi. Paskui tas pramoninis rajonas, LNG terminalai. Tai toks kaip man kaip inžinieriui tai buvo labai įdomu. O po to kažkaip keliai buvo prasti. Tas Eurovelo pirmas toks pasirodė ne kažką su tais smėliais, kur ratai kasėsi. Tai dažnai grįždavo į pagrindinius kelius. Ir va jau artėjo prie tikslo, tada keltas. Labai sklandžiai man su tais keltais sekasi, 5 minutės iki išplaukimo. Pasirodo yra atskiras bilietų pardavimo kioskas. Teko nulėkti, nusipirkti bilietą. Atvarau į keltą, pasitau dviratį, tai šnekėt pradam su žmonėm. Su švedais tokiais. Irgi backpackeris atvaro, irgi tas pats be bilietą. Irgi nuvarė nusipirkti.
pašnekėjom Olandas. Tai įdomiai, švedai sako, mes buvom prieš mėnesį, prieš 2 Vilniui. Geras, sakau, jūs anksčiau buvot negu aš. Jūs buvot visai nesenai palyginti su manim. Taip pasišnekučiavom, taip smagiai papasakojus, traukiniais keliauja per Europą. Visokių nuotykių. Taip ne taip paprasta pasirodė traukiniais keliauti po Europą. Ir po mūsų kraštus. O tada su to backpackeriu perkalbėm. Pasireguliuoti eismą. Nu ką, tą vyrą, pasiekiau tą vyrą. Tai tas su backpackeriu pašnekėjau, kuris iš Olandijos važiuoja. Tai jis pasirodo į pačią šiaurę prie Rusijos sienos, Norvegijos Rusijos sienos kampe buvo, tada per Norvegiją, Švediją, Daniją, Vokietiją, Austriją, Prancūziją, man atrodo, atvarė iki Ispanijos ir pabaigė Portugalijų kelionę. Tai rimtai bachūras, 7,5 tūkstančių kilometrų nuvažiavo ir su tokiu grinai daugiau MTB dviračių. Tai ratas galinis, 4 stipinai surišti, ten kažkaip suvilniuoti. Vargsta dabar jau viskas, susako, baigiu kelionę. Tai fainai pasisnekučiavom, pasidalijom įspūdžiais. O šiandien pabaiga Portugalijoje kažkaip pakankamai lengvai ėjo. Ir dviračių takai netokie žiaurūs buvo. Aišku, keliai čia tokie irgi neįspūdingi kol kas. Gal dėl to, kad prie sienos. Tai 100, kiek čia tų kilometrų? 100 keli kilometriukai, 107, o 108 bus kilometrai, jau nedaug čia liko. Ir mažesnės toks skrūdus, dar saulė danguje, 4 valandų, o 6. Tai labai normaliai baigiau šiandien, reikia biškį pailsėti. Anksčiau šiandien eit miegoti, anksčiau stipriai pavalgyti, nes vakar apie 10 pavalgiau. Sunku užmigti. Šiandien ir pietos skaniai pavalgiau. Ta vištiena tokia buvo tikra vištiena, ne parduotuvinė. O dabar tai vyros vaizdai. Plytelių fasadai jau jaučiasi. Čia yra Portugalija. Daugėja mėlynas spalvos. Dabar atvyko.